Paskui palaimo. Va, Mėgot? Aš radau aš gerai. Šilta šviesa. Žaidlės pasiimi, gulinukus pasiimi. Man skauda. Šitą pasiimi. Šito nepamirsk, šito man labai reikia visada. Nu gerai, bandau. Purkšnis. Taip, purškiuosi, vienas, trys. Pasipurškiau. Nu, sveikučiai. Ką balvonėliai mažieji, ujie. Julija nori prisijungti tą tiktokerę. Patrau kalbą nuo žemės. Muziką išjung, žmogau, muziką išjung, maldauju tavęs, ligonių. Gerai, pagerbkim. Aha. Kurą tu neužpiznojo gimtadienis. Tu kurą? Vaidaš save. Labai blogai. Ponas gali tvarkyti internetą, gerbiamasis. Ta ryšį, kad ryšys būtų kokybiškesnis, prašau, nes toks fuflo, kad fuflo. O, labai dugla. Supusą Maibachą, Rokiačių. Maibachas yra tas asmuo, man žinot, kas patinka jame. Jisai toks, žinot, ateina. Nepasiekiamas realiai. Jisai niekada neprašo giftų. Ir visą laiką pyksta, jeigu kiti prašo giftų. Bet visai papaktum norėtų gauti giftų. Bet jisai va, pažiūrėkit jį. Ramūnačia. Blet, aš save dirbu labai blogai. Nebėra. Bobo ir nebėra. Ačiū už follow. Laurinai. Taip. Tu čia? Taip, aš tavęs klausau, nu, tai aš ne kiek toliau, tai ką, sėdžiu klausau, nu. Mandagus. Labas visiems. Labai aidas, labai. Ir aš savo girdžiu. Pas Lauriną nekokybiškas internetas, nes ponui... Aš išmokstu, kas yra dainuoti. Tamponai, ačiū. 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 Aš buvau žodžiu nebėra. Jau tu mane palikti. Vieną kaip paukštį.
Vėl susigrįžti. Tau tamponų išlūkite bambuliuos. Gerai, viskas vyko. Pagerkim klausimą. Išjunk tą muzoną, duškelį. Išjunk muzoną, daulė. Mane penktadienį. Kaip galima per laimą muzoną klausyti? Tu vienas esi dar. Bet tai kaip tu su žmogum šnekėjai. Ką tada daryti? Giedrė, ką ten kremti? Gal kukurūzą su balandėlė? Taip. Gal gana žrать, padla, ką? Oh yeah. Geidra. Geidla.
Мотайся, нічого гнати, все вообще. Если на субова. О, Гидре, Гидре, она там на столбе. О, Гидре, Гидре, проститутка, ту грожи. О, Гидре, Гидре, волкота. Ну, коги то нори, собака Гидре. Гидре залетела. Оу, ес, прицепа Вардас был Габриэл. Интику не, ну ё-моё. Oh Nana, what's your name? Oh Nana, what's your Твоим номером?
Hello. Hi, What's your name? Lauren. What name? What? What's your name? Собака. Lauren. Lauren? Yeah. I'm Lawrence also. Oh, nice. You boy or girl? Girl. You transgender? No. Why is there being in Norway? Repeat. So, what's your mood today? Well. Mike, thank you so much for the heart Mike. I appreciate you. Welcome. Hi, Laurie. Hi, Mike. Thank you. You want to run one? So you're asking for coins all day, all night? Justin. Mike, thank you. Užsiknysk valkatą su savo koinsais. Eik bomžauk prie konteinerių valkatą. Kiek jau galima su tais koinsais? Visas laivas apie koinsus. Eik dirbt. Собака. Coins, thank you for Rose. Hey Joshua, you good boy. Thank you for Rose. Corgi, oh my god, going to buy skyscraper in Dubai. Oh my god. 1 coin. Oh my god, thank you, Joshua. 1 coin. Whoa, 1 cent. Whoa, yes, baby, yeah. Down, you know. Galima prašyti koinsų, aišku, pats prašau, bet ne visas laivas apie koinsus. O, privietsik. Hello. Rusland. Алло, петух. Что ты? Go to mental hospital or to the house of pensioners. No TikTok. You know TikTok. Go to the house of pensioners. Sabak. Kažkoks daunas. Все, погнали skaityti. Nereikia man. Meilę skaitysiu. Meilę skaitysiu. Giedlė. Sėkmės, katininkas mažas. Labas Gidloita, labas Gidloita, labas Gidloita, Gidloita, Gidloita. Kaip sveikatėlė psichinė tau.
Kaip tu psichinė sveikatėlė, gėdla. Aš skaityti darau. Man liko 4 tik šitie. Man ne. Tai 4. Sad. Gal šitą. Nėra veiklo labiausiai man. Gerai, tyliai dabar, gerai? Nėra veiklo labiausiai man. Gerai, tyliai dabar, gerai? Nu ką, skaitome knygą Europos istorijos rytų ir vakarų patirtis. Karl Henrik Fredriksson, čia kažkoks tai skandinavas bus, ir Almantas Samalavičius. Lietuvių savivaldos vaidmuo kolonizacijoje, vokiečių kolonizacijos planuotojai ir vykdytojai greitai suprato, kad kolonizuoti Lietuvos nepavyks be lietuvių savivaldos pagalbos. Biškai apšviesk save tenai. Nes vokiečių administracijoje dirbo tik 660 vokiečių, o lietuvių savivaldoje 20 000 darbuotojų. Ypač silpnos buvo vokiečių saugumo pajėgos. Taigi jos nebūtų įstengusios iškraustyti ūkių, kuriuose numatyta atiduoti vokiečiams savininkų ir nuomininkų. Tai padaryti galėjo nebent lietuvių policija, kadangi lietuvių savivalda buvo voldemarininkų ir dešiniųjų pažiūrų valdininkų rankose, o Rentelno pasirinktieji generaliniai tarėjai jau buvo įrodę savo nuolankumą vokiečiams, nuspręsta kreiptis į juos. Dar kem 1 metais pabaigoje Rentlenas įsakė savivaldos, tik nuobodoka biškį. Labai tokia sausoka, labai kažkokia mokslinė. Išrinktiesiems, kuriems leista grįžti į Lietuvą, buvo nurodoma, kad ten jie turės kaip vokiečiai ir vokiečių ūkininkai atstovauti savajam didžiajam reichui. Dar lageriuose jiems buvo aiškinama, nors grįšite ponais, bet su lietuviais būkite draugiški, žinoma nesielkite su jais kaip su savo lygiais. Kolonistai buvo pavaldus tik vokiškoms įstaigoms ir valdyboms. Jie buvo okupacinės valdžios dalis, turėjo savo atskiras mokyklas, krautuves, ligoninės, bankus ir taip toliau. Tik mokesčius kurį laiką turėjo mokėti lietuvių savivaldai ir prisidėti prie gurguolių prievolės. Bet netrukus ir tai buvo pakeista. Lietuvos piliečiai tik vienu atžvilgiu buvo lygūs su kolonistais ir vieni ir kiti turėjo Vokietijai atiduoti iš hektaro žemės po 590 kg rugių, kem 9 centnerius bulvių, 1,55 kg. 1,55 kg kiaulienos ir taip toliau. Dėl prievolės vokiečių valdžia griežtai elgėsi su kolonistais. Už juos nevykdymą atimdavo ūkius ir išsiųsdavo atgal į Vokietiją, tačiau už prievolės produktus kolonistams buvo mokama kur kas daugiau negu lietuviams. Ūkiai beje nebuvo perleidžiami kolonistų nuosavybė, o tik nuomojami, žadant, kad atiduos juos vėliau. Apgyvendinimo štabas stengėsi perleisti kolonistų šeimoms, kiek galima didesnius ūkius ir sklypus. Vidutinis sklypų dydis buvo daugiau kaip 2 hektarai, bet netrūko ir tikrų dvarų. Dar prieš atvykstant kolonistams, amatininkų brigados suremontuodavo pastatus. Apskričių apgyvendinimo štabai aprūpindavo kolonistus maistu, padargais, sėklomis. Buvo įsteigta vokiečių supirkimo ir pardavimo bendrovė, kuri iki 43 metų pabaigos pardavė prekių už 6 milijonus reichsmarkių. Čia buvo galima nusipirkti šiaip jau trūkstamų buities prekių, gyvulių, mašinų ir taip toliau.
Štabas parūpindavo net metalų, kurių Lietuvoje nebuvo įmanoma įsigyti. Kolonistai gaudavo dvigubai didesnę maisto normą negu lietuviai. Visą tai leido kolonistams per vienus metus įveikti naujakurių sunkumus ir jau antraisiais metais jų ūkiai tapo pelningi. Turintiems didesnius ūkius jau nereikėjo fizinio darbo dirbti patiems, tai atlikdavo samdiniai ir karo belaisviai. Žinoma, būtų ir sunkumų, kai kuriems atiteko apleisti ir ištuštinti ūkiai, ypač trūko arklių, bet dauguma kolonistų gyveno vis dėlto kur kas geriau negu jų kaimynai lietuviai. Jau minėta, kad kolonistams kaip Vokietijos piliečiams ne tik nereikėjo paisyti lietuvių savivaldos, bet ir teisių jie turėjo kur kas daugiau nei lietuviai. Tačiau juos prižiūrėjo tiek nacionalsocialistų partijos organai, tiek vokiečių saugumas. Partija ne tik dalijo maisto korteles, bet ir kontroliavo kiekvieno kolonisto elgesį. Stebėjo, ar laiku jis atlieka prievolę, kokie jo santykiai su lietuviais ir kitais nevokiečiais. Kolonistai ypač bijojo vokiečių saugumo, nes šis turėjo teisę be jokio teismo išsiųsti juos atgal į Vokietiją ar kaip nors kitaip nubausti. Saugumas kolonistus budriai sekė. Buvo griežtai draudžiama ne tik lankytis lietuviškose pamaldose, bet ir turėti savo kunigą vokietį. Saugumui liepta užtikrinti, kad užimtose kraštuose šalia partijos nesusidarytų jokia nepriklausoma institucija, net ir religinė. Kolonistai buvo greitai aprūpinti vokiškomis mokyklomis, kur jaunimas buvo auklėjamas vokiška dvasia. Įsteigtos 107 pradinės mokyklos, 1 vidurinė mokykla Kaune, 7 internatai vaikams, kurių tėvai gyveno atokiau nuo didesnių centrų. Šiems internatams vadovavo fronte sužeisti esesininkai. Kiekvienos apskrities centre dirbo gydytojai vokiečiai. Kaune vokiečiams įsteigta atskira ligoninė, o Panemunėje vaikų sanatorija gydoma buvo veltui. Tačiau kaip tik toks vokiečių kolonistų atskiras gyvenimas sutrukdė normaliai kaimyniškai bendrauti su lietuviais. O palaikyti santykius su kitais nevokiečiais apskritai nebuvo galimybių. Žydai buvo uždaryti į getus, dauguma jau žudyti, o lenkai ir rusai nužeminti iki trečiarūšių žmonių. Iš pradžių apgyvendinimo štabas įrodinėjo neva vokiečių grąžinimas, tai ženklas, kad Vokietija visada Lietuvą apsaugos. Pirmosius kolonistus, ypač tuos, kurie buvo susigrąžinti į buvusius savo ūkius, lietuviai priėmė su duona ir druska, pradėjo jiems greičiau įsikurti. Tačiau greitai paaiškėjo tolesni kolonizacijos planai ir tarpusavio santykiai atšalo. Nieko negelbėjo, kad apgyvendinimo štabas pradėjo dalyti pagyrimo raštus tiems lietuviams, kurie padeda vokiečiams. Nepasitenkinimas ir net priešprieša kolonistams didėjo, jie jautėsi nesaugus ir patys pradėjo šalintis lietuvių. Nors per 2 metus buvo nužudyti tik 2 kolonistai, pora trobų padegtos ir apiplėštos, bet įtampa sparčiai didėjo. Kemtri metų vasarą kolonistai buvo apginkluoti ir jiems įsakyta sudaryti savisaugos būrius. Vis dėlto lietuvių pasipriešinimas buvo pasyvus, kolonistų nelietė ir sovietiniai partizanai, gal todėl, kad jų pajėgos Lietuvoje buvo silpnos. Taigi lietuvių ir vokiečių tarpusavio ryšiai, galima sakyti, nutrūko. Juolab, kad vokiečiams buvo uždrausta dalyvauti viešajame gyvenime kartu su lietuviais, net lankytis lietuviškose pamaldose. Kem pirmaisiais kaimynai nuoširdžiai apverkė repatriantus, bet kem ketvirtaisiais jiems bėgant iš Lietuvos jau niekas ašarų dėl jų neliejo. Čia kalbame apie vokiečių kolonizaciją į Lietuvą, kai vokiečiai buvo okupavę Lietuvą, kem pirmais, kem ketvirtais metais. Profesorius Laurynas Maibachas. Ar Lietuvos vokiečiai buvo nacionalsocialistų įrankis ir aukos, ar kolonizacijos kaltininkai? Vertinant iš moralės pozicijų, toks mažumos grąžinimas kolonizaciniais tikslais laikytinas nusikaltimu tos šalies gyventojams.
Visai neseniai buvę Lietuvos piliečiai, dabar kolonistai grįžo į okupuotą gimtinę, turėdami ją okupavusios valstybės pilietybę ir tarnaudami okupantams. O juk jiems buvo žinomas prieš teisingumą ir humanizmą nukreiptas nacių elgesys, žydų žudynės, slavų, o iš dalies ir baltų žeminimas, trėmimai ir kiti karo nusikaltimai. Lietuvos vokiečių nereikėjo jėga varyti atgal į gimtinę, jie patys to norėjo ir prašė. Nepriklausomoje Lietuvoje vokiečiai buvo viena iš tų mažumų, kurios elgėsi gana jo lojaliai valstybės atžvilgiu, rodė savo solidarumą. Tačiau po perversmo įsigalėjus diktatūrai, stiprėjant lietuvių nacionalizmui, mažumos žingsnis po žingsnio buvo išstumtos iš valstybės gyvenimo. Nelietuvių kilmės prasilavinęs jaunimas beveik neteko galimybių tapti mokytojais ar karininkais. Opa. Kaip tu sakėjai? Pasižiūrėk tu į save, kokia pupytė. Apsišvies, biškai, matytų tave, nu, prašau. Nu, kažkaip apsišvies, nu, tai leidė matytų tave. Ar mato jūs Gidroitą? Planuotojai ir vykdytojai greitai suprato, kad kolonizuoti Lietuvos nepavyks be lietuvių savivaldos pagalbos. Biškai apšvieskas save tenai. And he didn't say anything specific. He didn't sit there and dump on him either. I mean, he had the press conference. He could have walked out if he was really upset and just walked straight to the plane and said no press conference. You know, he didn't threaten him with sanctions. No, but one wonders going forward what's going to happen. I mean, we've only got 45 seconds left. Ką tu Gėdlę nori, kad aš ateičiau pas tave, Gėdlę? Jie neturi. Miegot, sabakenda. Taip? Saugumas stropiai sekė mažumų gyvenimą, sudarinėjo nelietuvių turimos nuosavybės sąrašus, aiškindavosi, koks kiekvieno suaugusio asmens tautinis nusistatymas. Mažumos, ypač jaunimas Lietuvoje, jau nebematė ateities. Vokietijoje įsigalėjus nacionalsocializmui, vokiečių kilmės jaunimą ir vokiškų organizacijų vadovus jau nebematė ateities. Vokietijoje įsigalėjus nacionalsocializmui, vokiečių kilmės jaunimą ir vokiškų organizacijų vadovus iš jau 39 metų kovą dauguma vokiečių kultūros draugijos atstovų pasisakė už nacionalsocializmą. Nepaisant to, kol Lietuva neprarado nepriklausomybės, į Vokietiją buvo nusiteikę repatrijuoti tik įtikėjusieji savo grynakraujų vokiškumu. Tačiau su jais Henrikas pasielgė kitaip negu su Latvijos ir Estijos vokiečiais. Ir Reichą Lietuvos vokiečius pakvietė tik tada, kai Lietuvą okupavo Sovietų sąjunga. Po pirmųjų sovietų valdžios mėnesių beveik visi vokiečių kilmės asmenys, kad ir koks būtų buvęs tautinis jų apsisprendimas, užsirašė repatrijuoti. Tokie repatriantai pasisakė ne prieš Lietuvą, o prieš Sovietų sąjungą. Pervažiavę sieną repatriantai pateko į vokiečių organų rankas. Tolesnį repatriantų likimą lėmė jų suskirstimas pagal nacių taikomus pseudomokslinius rasės požymius. Tie, kuriuos numatyta apgyvendinti rytų Europos srityse, jautėsi paaukštinti, o tie, kurie buvo siunčiami į Senąjį Reichą, pažeminti. Todėl teikė prašymus, kad ir juos priskirtų prie kolonistų.
Sunku pasakyti, kodėl repatriantai labiau norėjo gyventi buvusiose Lenkijos srityse negu pačioje Vokietijoje, nors gerai žinojo, kad jų gyvendinimas ten susijęs su Lenkų deportacijomis ir svetimo turto perėmimu. Matyt, pati Vokietija jiems buvo svetima. Jie tikėjosi, kad naujose srityse lengviau susikurs ir laisviau gyvens. Bet kai pasklido gandas, kad Lietuvos vokiečiai galės grįžti į Lietuvą, džiaugsmas buvo neapsakomas. Turbūt jie vylėsi, kad atgaus savo ankstesnius ūkius ir nuosavybę, galės gyventi jiems įprastą gyvenimą. Juk retas, kuris iš jų žinojo, kas vyksta Lietuvoje ir kas iš tikrųjų jiems numatyta. Tik jau atvykę į Lietuvą, kolonistai sužinodavo, kad šitas kolonistas yra pats geriausias. Kur jiems paskirti sklypai ir kokiomis sąlygomis. Kur eini, Giedra? Atgal, lovy. Eik paskaityti biškai. Man skauda galvą. Oh, yes, baby. Mes paklausysim tavęs, kaip tu gražiai skaitai, labai patinka man. Gerai, toliau. Dokumentai liudija, kad vienas kitas būsimasis kolonistas atsisakė perimti svetimą sodybą, tačiau kur kas daugiau būtų prašymų suteikti didesnį ir geresnį ūkį. Akivaizdu, kad turtas viliojo daugelį. Kolonistai grįždami į Lietuvą kažkodėl nesijautė kalti ir ramino save, kad nėra atsakingi už ankstesnių savininkų ar nuomininkų iškraustymą. Svajojo gerai sutarti su kaimynais lietuviais, pasitaikė atveju, kai kolonistai ankstesnius gyventojus pasilikdavo ūkyje ir draugiškai su jais sugyveno. Tačiau kolonistai neturėjo jokių galimybių būti neutralūs, o juo labiau padėti Lietuvai. Okupacinė valdžia iš anksto numatė, kad kolonistai taps jos dalimi. Iki kolonizacijos pradžios okupacinė valdžia beveik nesiekė mažesnių miestų, miestelių ir kaimų. Atvykus kolonistams, Kauno apgyvendinimo štabas įkūrė vokiečių atramos punktus ne tik apskričių centruose, bet ir miesteliuose. Čia dirbo po 4 ir daugiau asmenų iš kolonistų tarpo. Šalia kūrėsi vokiečių krautuvės ir kitos aptarnavimo įstaigos. Kem 3 vietoje atramos punktų vokiečių okupacinė valdžia įsteigė valdybas, perimusias tuos pačius darbuotojus. Taip pat buvo sustiprinta okupacinė valdžia, kurią ėmė reprezentuoti patys Lietuvos vokiečiai. Per trumpą laiką apskričių apgyvendinimo štabų ir atramos punktų darbuotojai tapo vadovaujančių sluoksnių, pradėjo kištis į lietuvių savivaldos reikalus, tikriausiai pasiskundus generaliniams tarėjams. Dudskartas buvo netgi priverstas savo pavaldinius įspėti, kad neįsakinėtų lietuviškoms įstaigoms. Nors patys kolonistai visą laiką buvo prižiūrimi apgyvendinimo štabo, vokiečių civilinės valdžios, nacionalsocialistų partijos ir saugumo, tačiau artimiausioje aplinkoje būtent jie užtikrino ir reprezentavo okupacinę valdžią. Vis glaudžiau siejosi su represinė valdžia ir tarnavo vien vokiškajam reichui, kartu augo ir moralinė jų kaltė. Iki Lietuvos vokiečių sugrąžinimo dar būtų galima laikyti juos nacionalsocialistų aukomis, bet po to, kai jie sugrįžo, jau ryškiai matomi ir asmeninių nusikaltėlių pėdsakai. Kolonistai gyveno Lietuvoje 2 metus, artėjant frontui 4 metais Liepos mėnesį jie buvo evakuoti po karo, po karo sąjungininkai, tarp jų ir sovietai, nebaudė kolonistų už tai, kad dalyvavo kolonizacijoje. Net pats apgyvendinimo štabo vadovas Dudskartas buvo anglų suimtas, bet greit paleistas. Vis dėlto akivaizdu, kad po karo kolonistai gėdijosi šito savo praeities epizodo, niekur plačiau apie jį nepasakojo, atsiminimuose užsimindavo vos vienu kitu sakiniu. Lietuvos vokiečių periodikoje apstų straipsnių apie jų gyvenimą Lietuvoje iki kempimų metų, apie jų patirtis lageriuose ir pokario Vokietijoje, bet kolonizacija paminima tik apgraibomis. Lietuvos vokiečių bendruomenė dar nėra išreiškusi apgailestavimo,
Dėl savo tėvynainių vaidmens okupuotoje Lietuvoje tuo laikotarpiu, nors kiekviena proga pabrėžia, kad gerai Lietuvos vokiečiai sugyveno su lietuviais. Kolonistų karta jau išmirė, o jų vaikai ir vaikaičiai nedaug ką žino apie tai, kas nutiko, kai Lietuvos vokiečiai trumpam sugrįžo į gimtinę. Pokario partizanų tema vis dar nepatogi, su Kęstučiu Grigaliūnu kalbasi Rūta Mikšionienė. Kartais žmogus net negalvoja, jis tik pajunta, kad praras kažką labai brangaus, sakė Kęstutis Grigaliūnas 2009 surengęs ne grafikos darbų parodą, o meninio tyrimo rezultatų pristatymą. Vilniaus grafikos centro galerijos kairė dešinė vienoje salėje nedidelių nuotraukų grupelės be jokių paaiškinimų, kitoje didžiuliai žmogaus portreto dydžio piršto antspaudai, po jais tarsi po tikrais portretais pieštuku užrašytos trumpos biografijos, kiekviename lakšte kartojasi raudonai pabrauktas žodis – sušaudytas. Man čia prireikė spalvos, be didelio dramatizmo paaiškina dailininkas, kurio meninio tyrimo objektu tapo sovietų nuteistų, nužudytų ir Vilniaus Tuskulėnų dvaro parke palaidotų žmonių bylos. Kas paskatino imtis partizano temos? Juk prieš tai daug ką šokiravote, sukūręs kriminalinių nusikaltėlių atvaizdų seriją, o dar anksčiau eksponavote ironiškus lietuviškojo elito portretus. Parodoje tylėjimo forma, stabilus tapatybės jausmas, naudojusi kriminalinių nusikaltėlių nuotraukomis, kurias radau internete. Man buvo įdomu analizuoti, kaip kito asmens fotografavimas pats savaime sukuria įtampą. Domėjausi šią portretinę fotografiją kaip institucinės galios išraišką. Čia asmens atvaizdas yra kuriamas laikantis instituciškai nustatytos tvarkos, išskirtinai išryškinami fizionomijos bruožai. Tokio pobūdžio portretuose asmens tapatybė pateikiama fiksuota ir stabili, atmetant jos daugiaplaniškumą ir nuolatinį keitimąsi. Nuspręsti progą gal knygą šitą ką. Įdomu, labai įdomu. Tai įdomu. Jo. Gal dabar kitą pažiūrės Čia ką. turbūt kaip būna, kai iš atminties kažkas atpasakoja, kaip žmogus atrodo, kad dailininkas nupiešia ir sudaro tokį, tipo, tiksliausią tapatybės atkūrimo vaizdą. Jaunimas Lietuvoje jaunimo ateities. Vokietijoje įsigalėjus nacionalsocializmui. Juk tada neturėjo telefonų niekas. Nepamiršk. Prašau, maldauju tavęs. Meilus į psichinę ligonę, lai žino visi. Gerai, važiuojam toliau. Taip, čia lieva. Nu, blemba. Grįžtam prie legendinės knygos. Nu, davai. Tu dabar skaitai čia ir nutrauk. Taip, nutraukiu. Tu pamėgiu ranką trepšti. Kremo ranką pasitek, blemba. Tu į džiovino ranką. Gali kaip. Kaip? Kaspinuką dar užsirišk. Kur ten? Ant kakliuko, kur nors, gražiai. Meilė. Segtukai plaukus įsisek. Čia? Kažkur. Norėčiau. Meilė. Ar matote, Giedriukė, faina? Meilės jaunuką užsidėk dar. Leilė, aš nepidavafę. Kačiukas tu. Laurynas yra kaip tikras katinas, aš jums galiu pasakyti. Žinot, kaip būna, kai katinus bandai glostyti ir jie, tipo, tyli, dabar iš to savo drėsmę. Tai Laurynas panašus į tokį tikrai. Jis taip kenčia, galiu, nu vaikas, prašau.
dar skunkas. Ką paskunkis? Kažkas skunkiukas. O tu kiekvieną knygą nuo pradžios skaitai, ar tu taip, kur įsirenki? Išsirenku. Skyrių išsirenku skaitau. Wow, čia nieks nieko nesupranta. Čia labai skyriai, labai geri. Labai gerai. Žiauriai. Sveikučiai, grįžtame į eterį su Norman Davis knygute Kariaujant Europą. Ir šiandien skyrius elitiniai daliniai. Antro pasaulinio karo metais elitiniai daliniai. Biškai buvo. Hello. Hello. Speak English. Yes, speaking. Turn on the music. Turn off the music, Валка-то вокзальная. О, music off. Ну, давайте отправим. Короче, давай, рули и слушай музыку дальше. Elitiniai daliniai. Nė viena kariuomenė negali pasigirti, kad visi jos daliniai pasiekė aukščiausią lygį. Siekiant tobulumo, nuo seno buvo priimta išskirti iš kitų geriausius pulkus ir aprūpinti juos geriausiais ginklais, daugiausia mokėti jų kariams ir laikyti juos prestižiniais. Britų kariuomenėje tradicijoms nuo senio skiriama daug dėmesio, tačiau buvo karališkieji gvardijos pulkai. Grenadierių, škotų, velsiečių, airių kartu su karališkąja raitelių gvardija, kurios kariai buvo mėlynais mundūrais. Jų statusas aukštesnis nei kitų dalinių. Pelnytai ar nepelnytai jie buvo gerbiami už profesionalumą. Vyravo nuomonė, kad jie šaunesni ir labiau neįveikiami negu daug gausesni atskirų grafiščių pulkai ar netokie prestižiniai teritorinės armijos daliniai. Tarkim, jūrų pėstininkų komandosai ar parašiutininkų pulkas, nes jie praėjo specialų mokymą ir vykdė ypatingas užduotis. JAV kariuomenėje vyko demokratiškesnė dvasia ir tradicijos čia nebuvo tokios svarbios, tačiau ir joje egzistavo skirtumas tarp kariškių profesionalų ir šauktinių ar nacionalinės gvardijos karių. O ypač gerbiamas buvo JAV jūrų pėstininkų korpusas, puoselėjęs senas tradicijas. Jūrų pėstininkai turėjo specialios paskirties batalionus, vadinamosius Riders. Europoje tokio nebuvo. Jų analogai sausumos kariuomenėje buvo vadinami Rangers. Jie buvo rengiami Britų komandosų pavyzdžių. Rangerių batalionai išsilaipino Italijoje prie Salerno, vėliau patyrė didelių nuostolių išsilaipindami prie Ancijaus ir pasižymėjo Normandijoje. Tačiau niekas taip nepakelia karinio dalinio prestižo kaip pergalės mūšiuose. Šiuo atžvilgiu nepralenkiama buvo 101-oji aviadesantininkų divizija, buvusi pačiame įnirtingiausių mūšių epicentre per išsilaipinimą Normandijoje ir Bulge mūšyje. Vokiečių kariuomenėje nuo seno teikiama pirmenybė seniesiems Wehrmachto pulkams nustelbė oficialiai teikiama pirmenybė Waffen-SS daliniams. Pastarieji turėjo savo uniformą, buvo apginkluoti naujausiais ginklais, gaudo didžiausią pagalbinių tarnybų paramą, tačiau toli gražu ne visos 38 divizijos buvo lygios. Aukščiausios klasės laikomas 3 tikrų vokiečių tankų divizijos. Neskaitysiu pavadinimų. O daug kitų Waffen-SS divizijų suformuoto iš užsienio savanorių. Fantastiškų vokiečių akimis žiūrint. Iš esmės buvo tik apsišaukėlės.
įdomu, Lelė? Vokiečių parašiutininkai, kurie po 41 metų nebebuvo naudojami, neturėjo tokio prestižo kaip jų kolegos vakaruose. Tačiau Wehrmachto Gros Tralala divizija ir kita tankų divizija, priklausiusi karinių oro pajėgų sausumos pajėgoms, be abejo priskirtinos elitui. Sovietinė ideologija nepripažino jokių elitiškumo išskirtinumo apraiškų. Raudonoji armija buvo laikoma masių kardu, tačiau laikui bėgant požiūris keitėsi. Nuo 42 metų pasižymėjusius pulkus ir divizijas pradėta vadinti gvardijos pulkais ir divizijomis. Tai primena carinės Rusijos laikus. Vėliau tokio pat pripažinimo susilaukė ir labiausiai pasižymėjusios tankų divizijos. Dar vėliau atsirado net gvardijos armijos. Jos ir vyriausiosios vadovybės rezervų buvo siunčiamos fronto linijai sustiprinti ir karių nuotaikai pakelti. Tiesą sakant, elitiškumas glaudžiai susijęs su kariuomenės dvasios būklė ir nuotaika. Buvo tikimasi, kad kareiviai paskirti į kokią nors senomis tradicijomis garsėjantį pulką ar specialios paskirties dalinį pasijus esą pranašesni už tokios garbės nepatyrusius savo kolegas ir kovos dar atkakliau. Daliniai jautriai reaguodavo ir į savo priešininkų reputaciją. Britų ir amerikiečių armijose žinia apie priešų tankų divizijos artėjimą prilipdydavo karių širdis baimės ir susijaudinimo. Rytų fronte kovojusiems vokiečių daliniams žinia apie priešo gvardijos armijas, o tuo labiau apie gvardijos armijos tankų armijos atvykimą buvo laikoma neabejotiniu ženklu, kad priešas turi rimtų ketinimų. Kol kas tiek. Gal nori mano knygą biškį paskaityti? Nepalauk, dabar biškį, paskui vėliau mane, gerai. Kovos lauko kasdienybė. Karas visų pirma yra ir kova, ir žudymas. Šiuo atžvilgiu antrasis pasaulinis karas pasiekė naujų mechanizuoto žudymo aukštumų, tačiau kartu tai buvo judrus karas ir todėl karių akimis žiūrint lengviau pakeliamas negu apkasų karas, kurį vakarų fronte kariavo ankstesnės kartos kariai. Seniau privėcik. Tarpukario laikotarpiu buvo daug galvojama, kaip įveikti tą neapibrėžtą puolamųjų ir gynybinių karo veiksmų būseną, kuri atvedė prie apkasų karo. 14-18 metais daug kartų buvo dedamos didžiulės pastangos pralaužti priešo gynybos linijas, bet kas kartą tie mėginimai žlugdavo, o jų aukos buvo skaičiuojamos milijonai žmonių. Prieš kiekvieną didelį puolimą vykdavo intensyvus artilerinis parengimas, per kurį ant kiekvieno priešo fronto linijos kvadratinio metro buvo iššaudoma tonos metalo. Po to banga po bangos buvo varomi į ataką pėstininkai. Artilerijos padarytos spragos priešo gynyboje link. Bet paaiškėdavo, kad priešo kulkosvaidžių lizdai išliko arba priešas spėjo susilaukti pastiprinimų ir užtverti kelią. Tik sykį 16 metais prie Cambrai pavyko pralaužti gynybos liniją, kai Britai pirmą sykį puolimui panaudojo naujovę tankus ir pramušė skylę vokiečių gynybos linijoje. Neparemti pėstininkų ir pristigę degalų, tie tankai tada sugrįžo į savo bazę. Tarpukario laikotarpiu keli karo teoretikai tvirtino, kad tankas tai ateities ginklas. Šarlis de Gaulės, Vladislavas Sikorskis ir majoras Fulleris parašė knygas propaguojančias mechanizuotus karo veiksmus. Tačiau savo šalyse dėmesio jos nesulaukė, tačiau Fullerio, kuris beje buvo Osvaldo Mozlio fašistų partijos narys, knygą susidomėjęs skaitė Vokietijoje, kur kylantis karjeros laiptais tokie profesionalūs kariškiai kaip Riomelis ir Guderianas kūrė žaibo karo koncepciją, o Britų karo veiksmų taktikai. Vargiau jau liežuvis pinasi nafik. Paskaičiau gerai, pusę valandos paskaičiau, labai į naudą, smegenys atsigauna.
Mažiau apie kurvas galvoju. Juokauju, man. O Dieve, kaip jinai guli, miega jinai. Jinai dabar pas mane miega gedlą. Tu miegi gedlą? 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 Geidra. Tai vat. Sveikučiai, grįžtame į eterį su Norman Davis. Eilute. Auč. Kariaujant Europą. Ir šiandien skyrius elitiniai daliniai. Antrojo pasaulio karo metais elitiniai daliniai. Meilė. Geidrė. Legendinė Giedrė Anata. Oh yes, baby. Nu, bet sakiau, kad stalą išvalyti, nu, jis visas limpa, tu jį valėjai ar ne? Sveikučiai. Labas vakaras. Jūs labą dieną, ką žiūrėsite rytoj. 2 kilogramai ikros už 100 eurų. Oh yes, baby, yeah, rock. Nepatikėsite, net kasininkė sako, ar palikote parduotuvėje dar kam nors, nes paėmėte visiškai viską, atrodytų. O aš kas iršai pasakiau, patikėk, liko dar skatina. Važiuojam. Ji nepatikėjo. Kaip statysim plokštą, bus gausis metro plokštas. Red kavijar. O malė mambalė, o malė mambalė, Pirma, tu blogai malė padarei. mambalė. Oi, melė, tikrai jau net tavo nemokite. Nukris. Nenukris, tik įsidūrs mes tau netu. Kažkaip atrodo. Sakau, bet ne. O malė mambalė, o malė mambalė. Nu, sakiau. Taip atrodo 2 kilogramai ikro. Galim su jumis pamatuoti. Pamatuok. Galbūt taip. Ne. Burj Khalifa. Toks nesakas. Maxima unboxas už 170 eurų. Karjeros rekordas. Taip. Špinatai. Farai pare. Keliaši kadrą. Keliaši kadrą. Офигеть. Фары паря. Keliaši kadrą. Офигеть. Фары. In the beginning of the President Trump entering his vehicle there, the Beast, of course, and it looks like
It looks like Vladimir Putin, I'm being told, got in with him as well, so they will share this ride together. And this might end up being the only moment the two have to This themselves. might be the bilateral meeting That's right. inside the beast. Yeah, just a few hundred yards of a drive, perhaps just across the tarmac after what we were told would be a lengthy bilateral meeting, the two men meeting one-on-one. They'll now have other advisors in the room with them. Boy, this will be the conversation that people will be wondering about at the end of the day. And it's even more important now, this moment that we're looking at, both President Trump and Vladimir Putin inside the beast, which is the presidential Cadillac that has been retrofitted to carry the President of the United States. And this is important because you said the bilateral, the way it was supposed to be set, has now expanded, and there's going to be other leaders inside the room, not just President Trump and Vladimir Putin. Кайкись проститутка, вонючий, смирдусна. Кайкись, штиняна. Велката. Už banginė tinu pasiebiški pamučinkė. Du galaksy nubiški jie patampysiu. Nusišyrus padla. Nusišyrus kabila. Nelošiš kaip šviesani. Проститутка, nusišyrus. Žiūriu video apie Trumpą. The Secretary of State and Steve Witkoff, who's been his special envoy and one of his best friends going back decades. He's been the go-between between the Russians and President Trump up until this point. It was said that Witkoff, after that meeting with Putin, it led to this in some ways. That's right. Witkoff came into this openly saying he's a diplomatic amateur. He's a real estate developer. He's a friend of the president. The leader of Russia, you can think Ukrainians are not going to like this image right here. Hello. Hi. Speak English. A little bit. Speak Russian. Yeah. So you Ukrainian chick? Ukraine. Ukrainian you or no? Yes. Very hot chick. Говори со мной, проститутка, ну. Что ты смотришь на меня? Хочешь чего-то? Ничего. Так, какое твое имя? Ich mache einfach auf stumm. Какое твое имя, Ich Богдан? rede mit solchen Arschlöcher nicht. Money, hallo. Ich spreche gar nicht mit solchen Arschlöchern. Guck mal, der О, Чечухина проститутка. Žaidžiam, bet šnekėk, prašau, šnekėk. Duhas mane. Kaip? Valgata. Kas yra? Dvigubai. Išėjo, vėl išėjo. Dabar aš perėmsiu laivą prie kitą telefoną, kad galėsiu skambučius susilaukti iš jūsų.